Šiaulių ataka. Maceina, ją pradedam. Žaisti pirmajame kėlinyje lieka šiek tiek daugiau negu 4 minutės. Šležas. Maceina. Kadžiulis lieka laisvas. Ir 3 taškai. Nespėjo prie Kadžiulio Benas Veikalas iš užtvaros išlysti. Ir Kadžiulis pataiko pirmąjį savo tritaškį. Stankus su kamuoliu. Viskontas. Dabkus, vėl Viskontas. Ir pataiko iš krašto Valdas Dabkus, pelno tritaškį. 9 Dabkaus taškas, skirtumas vėl minimalus. 14-13 pirmauja Šiauliai. 3:20 iki pirmo kėlinio pabaigos. Mindaugo Kuzminsko šūvis nėra. Tačiau Maceina apžaidžia Viskontą. Pirmas suskumo prie kamuolio. Viskontas jo neatsitveria. Ir Maceina pelno savo 6 tašką. Padidinamas Šiaulių persvara iki 3 taškų. Veikalas. Pačiuipa. Viskontas. Arbitrai pražangų neįžvelgia. Kadžiulis po krepšiu, 2 taškai. Ir Nevėžio treneris Gintaras Leonavičius prašo minutės pertraukėlės. Ir Nevėžis pradeda ataką. Veikalas, Leonavičius, Šakinis, Dabkus ir Stankus. 4 buvo pradėję žaidimą po pertraukėlės kaniečių, tačiau grįžo aikštelės Stankus. Veikalas. Nėra ir nepavyksta Dabkui. Kadžiulis su kamuoliu. Maceina 2 taškai, graži Šiaulių ataka. Maceina pelno 8 tašką. Ir skirtumas didėja iki 7 taškų. 2 minutės ir 9 sekundės iki pirmo kėlinio pabaigos. Taigi šiek tiek skylėta Nevėžio gynyba. Šakinis lieka laisvas ir 2 taškai. Šakinis sumažina Šiaulių persvarą iki 5 taškų. 20-15. Prasidėjo prieš paskutinę pirmojo kėlinio minutę. Vileita pasirodė Šiaulių komandų aikštelėje. Vileita bando apžaisti Stankų ir išprovokuoja pražangą. Stankus prasižengė pirmąją kartą. Vileita stoja prie baudų metimo linijos. Prameta Vileita pirmąją baudą. Dar vienas metimas. Taip pat nėra. Ir kamuolys pas Gintarą Leonavičių. Veikalas. Leonavičius. Dabkus. Veikalas. Atmeta Leonavičiui. Lisauskas po krepšiu 2 taškai. Pirmieji Lisausko taškai, skirtumas šiandien iki 3. Didžiausia persvara buvo 7 Šiaulių naudai. Maceina. Kadžiulis pašaukdina Leonavičių, tačiau nesiryžta kovoti iš toli. Ir po to prasižengia Lisauskas. Tai trečioji Nevėžio komandinė pražanga, baudos dar nebus metamos. Andrius Šleža keičia Pridotkas. Beje, Pridotkas šį sezoną nežaidė nė vienoje komandoje, o tik tai jis treniravosi su Klaipėdos Neptūnu. Kiek mes jog, jisai šiek tiek paradęs buvo žaidimo skonį. Praeitame sezone jisai žaidė už Klaipėdos Neptūną ir buvo vienas iš tos komandos lyderių. Maceina bando jį užspausti ir užspaudžia Maceina. 2 Nevėžio žaidėjai. Atsiprašau, Vileita. Ir pastarasis užminant šoninės linijos. Taigi dar viena Šiaulių klaida. Veikalas. Dabkus. Šakinis. Veikalas. Prieš jį Maceina. Pusė minutės iki kėlinio pabaigos. Šakinio šūvis. 3 taškai. Ir lygų.
Pirmieji Šakinio taškai. Atsiprašau, jau 5 jo taškas. Šiaulių ataka lieka 15 sekundžių. Iki kėlio pabaigos. Gali laikyti kamuolį šiauliečiai. Pridotkas į kraštą Kadžiuliui. 5 sekundės. Kadžiulis veržiasi. Vileita, jo šūvis. Netaiklus metimas ir baigėsi pirmasis kėlinys. Taigi lygų 20-20. Taigi antrąjį kėlinį Nevėžis pradeda išsimesdamas kamuolį nuo vidurio linijos. Leonavičius, Veikalas, Lisauskas, Šakinis ir Dabkus. Toks Nevėžio penketas. Šiaulių komandoje matome Maceiną, Vileitą, Pridotka, Mindaugą Kuzminską ir pirmą kartą šiandien išėjo rungtyniauti Audrius Danusevičius. Tai buvęs ilgametis Šiaulių komandos žaidėjas. Buvo baigęs profesionalų karjerą. Iš LKL komandos perėjo į žemesnę lygą. Tačiau, kuomet Šiaulius paretino traumas, šiauliečiai vėl pasitikrinti į savo komandą. Šakinis. Leonavičius. Lisauskas. Ataka 8 sekundės. Šakinis. Ir numuša kamuolį nuo lanko Mindaugas Kuzminskas. Tai daryti leidžia taisyklės. Kuzminskas. Nėra. Ir kamuolys atenka kėdainiečiams. Danusevičius jį išleidžia į užribį. Pirmajame kėlinyje Nevėžiui 9 taškus įmetė Dabkus, 5 Šakinis, 3 Stankus, 2 Lisauskas ir 1 tašką pelnė Gintaras Leonavičius. Varžovų komanda pasižymėjo Maceina 8 taškai. Nepavyksta Lisauskui šį kartą užbaigti tagus taiklių metimų iš pakrepšio. Galbūt ir buvo pražanga, tačiau arbitrai jos nefiksavo. O Vileita pataiko 3 taškį. Pirmieji Vileitos taškai ir vėl priekyje Šiauliai. 23-20. Prasidėjo antrojo kėlinio minutė. Veikalas. Šakinis. Veikalas. Dabkus. Veikalas. Atakė 3 sekundės. Reikia atakuoti. Leonavičiaus metimas. Deja nėra. Lisauskas sugribė kamuolį. Ir pražanga Kuzminskui. Kuzminskas prasižengė antrąjį kartą. Tomas Lisauskas prie baudų metimų linijos. 3 taškai skiria komandas. Praėjo antrajame kėlinyje 1,5 minutės. Maceina keičia Hanonas. O Nevėžio komandoje Dabkui pailsėti leidžia Darius Šilinskis. Priminsiu, ūgis 2,16 m. Taigi dabar kėdiečiai turės ūgio pranašumą. Lisauskas. Deja, pirmas metimas tikslo nepasiekė. Antras metimas taiklus. Trečiasis Lisausko taškas. Skirtumas šuniai iki 2 taškų. Hananas. Šiaulių komandos legionierius. Vileita. Ir pataiko Vileita. 2 taškus pelno. 5 Vileitos taškas. Leonavičius atmeta Lisauskui. Ir Danusevičius prasižengia. Pirmoji Danusevičiaus pražanga. Lisauskas vėl prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis baudos metimas. Antrasis taip pat. 5 Lisausko taškas. Skirtumas mažėja iki 2 taškų. Vis dar priekyje Šiauliai. Vileita. Hananas. Tačiau Veikalas. Ir labai jau sudėtingas Hanano metimas, tačiau tikslą pasiekė. Pirmieji Hanano